Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai 18 skyriaus. Pamesk striukę, jau gulėdama lovoje paprašė Zita. Kaip gerai, kad nors su tavim galiu atvirai kalbėti, kiti pagalvotų, kad durna. Sigis iš užspinčio gilumos ištraukė Harmano striukę, mestelėjo Zitai, o ši, susukusi į tvirtą gumulą, ją apkabino. Jeigu žmogus šąla, tai reikia padėti. Tai gerai būtų, kad greičiau perduotum, kol kas nors čigonui nepastukino. Tikiuosi, kad greit susitiksim. Gal su kokia virvele prie rankos prisirišti, kaip manai? Nors peilį paprasčiausiai rankoje laikiau ir ten nusinešiau. Aš galiu garantuoti, kad jis ten liko įsmeigtas prie akmens. Tikiuosi pavyks. Aha, o jeigu nesigaus, tai geriau išmesk. Arba plikui nuvešiu, jis paims, nemandras. Jo, pavojinga ją čia laikyti. Bet vis tiek gerai mes reikalą prasuko mane. Jei tik save būtų matęs, susijuokė Zita. Aš nesupratau, kas vyksta. Išsigandau, galvojau, kad galva sprogs. Dzin, kad nesupratai. Svarbu, komandas tiksliai vykdei. Viskas gavosi net geriau. Zita vėl prunkštelėjo. Ir nusitrauktų man taip kelnes, kartu su trauzais. Bet aš garantuoju, kad tik dėl to pas mus kratos nedarė. Baig, Zit. Tarsi susigėdęs, Sigis pamėgino prieštarauti juoko bangai. Jei, kai pamatė, kokį gerą turi, žandikaulis nukrito. Tik jiems žinomas nutikimas, įvykęs pažinties su Zitos draugais dieną, dabar linksmino. Nes nepaisant to ryto adrenalino smūgių, viskas baigėsi laimingai. Prieš išeinant iš virtuvės, kažkas nubildėjo koridoriumi. Zita pasidžiaugė, kad neišlindo sekundę anksčiau ir žaibu lekiantis čigonas, kaip sužinojo vėliau, nenuskraidino jos mylimojo su įkaitusiu makaronų puodu. Ilgo koridoriaus gale ji jau iš tolo prie čigono durų pastebėjo nemažą maišą. Suprasdama, kad Sigio talpykloje vienu metu daug minčių neišsilaikys, nieko jam neaiškino. Tik liepė skuosti kuo greičiau namo, atrakinti jų dviejų kambarį ir laukti atidarius duris. O pati, įsitikinusi, jog koridoriuje nėra nemenkiausio gyvybės ženklo, priėjo prie maišo. Spėdama, kad jame susuktas žieminis drabužis, pagriebusi jį bėgte pasileido namo. Įlėkusi, kuo giliau grūdo striukę tarp spintos ir sienos ir kaip stovi iššoko po patalais, rikteldama Sigiui. Staigiai maukis kelnes ir pas mane į lovą. Sigiai nusiaunant batus, koridoriumi artėjo grėsmingi balsai. Tad jis išsigandęs, kad nespės, truktelėjo viską nuo juosmens žemyn ir drebėdamas prigludo prie išrinktosios. Durų trankimai bei riksmai priartėjo. Dabar apsimetam, kad miegam. Kai jie ateis, tai tu tik atmesk adijalą nuo savęs. Tai pamatys plikas kojas, bus įtikinamiau. Tik atsargiai manęs neatklok, aš net su kėdais. Vos davė nurodymus, pasigirdo spiriamų durų garsas. Pa šitos aš užeisiu, jūs varykit toliau. Juodkartė Romė su kairės akies orbitoje plaukiančių vyzdžių, be baimės įėjo į kambarį. Tuoj sviedė grėsmingą dešiniosios akies žvilgsnį į gulinčiuosius lovoje. Kur paslėpėt? Kur, ką paslėpiam? Mes dar miegamės. Lemendamas Sigis atmetė apklotą ir išlipo iš lovos, pridengdamas Zitą. Čigonė žvilgsnis įsmeigtas į jo tarpukojį buvo išskirtinai iškalbingas. Iškrypėlis, sušnipštė ji, nenuleisdama akių nuo nepridengto organo. Priėjusi, atvėrė šaldytuvą, ten nieko naujo ar reikalingo neradusi, tarpduryje dar kartą atsisuko į tebestovintį Sigį, o po to spyriu pamalonino išlaužtas duris. Ta vakarą, jiedviem sugulus miegoti, Zita leipo juokais, prisiminusi naują, pavojingą, Sigiui ne itin patikusi, tačiau vykusi nuotykį. Skaitė Emma Rodwell.